Labas rytas, mėlyjeji. Man didelė garbė pasveikinti mūsų konferencijos pranešėjus ir svečius. Tai pirmoji mineralų terapijos konferencija Lietuvoje. Iš tikrųjų, dar nebuvo tokios. Darė mūsų kolegos vokiečiai anksčiau, dabar padarėm ir mes. Taigi pasirinkome tos konferencijos simbolių opalą. Ko gero vieną iš daugiaplaniškiausių mineralų visomis prasmėmis, tiek savo išskirtiniu savitu grožiu, tiek savo poveikiu, tiek psichinėme, tiek mentalinėme, tiek dvasinėme lygmenyse. Opalo esmė - savojo tikrojo aš atskleidimas, kas neįmanoma be giluminio to, kas tikra ir nesuvaidinta, ir to, kas netikra, bet todėl yra tik tai kaukės ir įvaizdžiai atpažinimo pirmiausia savyje pačiame. Labai džiaugiuosi, kad į šią konferenciją pavyko prisikviesti pranešėjus, kurių keliai gal ir kažkuo skirtingi, tačiau visus juos sieja meilė akmeniui, padėjusių jiems jam atsiverti ir jo pagalba išgyventi išskirtinių patirčių ir susivokimų, kuriais jie pasidalins su jumis, mėly mūsų konferencijos svečiai. Iš tiesų, jie visi per akmenį vienaip ar kitaip ėjo į savo tikrąjį aš ir to atradimo sąlygotą naujo pasaulio supratimą, kuriame viskas yra gyva, nes viskas turi sąmonę. Nes tas, kuris pamilsta akmenį, žino, kad jis yra gyvas, kaip ir augalai, gyvūnai ir žmonės. Vienų ta sąmonė kažkiek mieganti, kitų aktyvesnė. Tačiau čia kalbėsiantis taip pat, manau, atrado savo tyrinėjimais, kad atsivėręs pradžioje, kad ir akmens grožiui, žmogus ima žadinti ne tik savo sielą, bet ir akmens sąmonę. Dauguma jų, manau, patvirtins, kad kelias į save per mineralų karalystę begalinė įdomus ir, pasakyčiau, ganėtinai saugus, turint galvoje dabartinių praktikų keičiančių sąmonę įvairovę ir jų šalutinius veiksnius. Pati jau juo tuo keliu nuo Astromineralogijos centro įkūrimo 95 metais pilnai, vis giliau pažindama mineralų karalystę su jos gyventojais. Man ji buvo gyva, nes žinojau vieną labai svarbią taisyklę, su kuria pasidalinsiu jumis. Jokia sąmonė neatsivers tam, kuris jos negerbia ir gyva nelaiko. Tad toji karalystė įsileido mane ganėtinai nesunkiai, nes ėjau atvira širdimi, nebijodama pažinti ir savo pačios giliausių užkaborių, neišvengiamai atsiveriančių visiems šį kelią pradėjusiems ir juo einantiems. Daugelis šioje salėje sėdinčių jau iš savo patirties žino, kad be vidinio apsivalymo ir nuoširdumo jokia draugystė ar bendradarbiavimas ne tik su mineralais, augmenyje, gyvūnais, bet ir žmonėmis, o juolab subtiliaisiais pasauliais neįmanomi. Kaip ir paties žmogaus objektyvumo savo, kitiems ir situacijoms atsiradimas. Tačiau bet koks bendradarbiavimas ir draugystė tampa prasmingais tada, kada abi pusės nesavanaudiškais norais vadovaujasi, o ir energetiniais mainais yra pagrįsta. Nes draugai dalinasi vieni su kitais ir palaiko vieni kitus tiek blogų laikų, tiek kartu nuoširdžiai pasidžiaugdami geromis minutėmis. Kaip žinote, nuoširdumas ir meilė atveria net uždarytas duris. Nuoširdumas arba kitaip nuoširdi valia - vienas svarbiausių dvasios ieškotojų savybių. Mane pačią vedė siekis apsivalyti, nes supratau, kad savo emocijų ir proto nenuraminęs žmogus tik savo paties protą veikiamą jo egoistiškų norų girdi, kurie žemasias būtybės pritraukia, bet kuo tas žmogus tiki ar pasitikė apsimesti mėgstančias. Intuityviai žinojau, kad subtiliai pasauliai daugybę lygmenų turi, todėl atsargumas būtinas. Patyriau, kad akmenys palengvina galimybę bendradarbiauti su jais, kada savo nuoširdžių nesavanaudiškų siekių žmogus randa raktą į akmenų valdovo širdį. Šitaip mineralų sąmonė prabilo į mane ir jų gyventojai ėmėsi bendradarbiauti. Informacija vėrėsi pradžioje pamažu, o rašant paskutinės akmenų knygas nenutrūkstamų srautų, Todėl suprasdama, kad visko vis tiek nesurašysiu, baigiau akmenų temą paskutiniais 3. ir 4. akmenų knygų tomais.
nes antropoteosofija ir antropoteosofinė astrologija laukia eilėje. Perdaviau ją Violetai Skinderienei ir jos vadovaujamai mineralų terapeutų draugijai, prižiūrėdama jų darbus lik iš tolo. Paleidimas būtinas, nes niekas negali padaryti visko, o ypač kada to visko, kabutėse, labai daug. Kažkam skirta idėja gyvenimą paleisti, o jeigu ji kitiems svarbi, jie tie, kuriems ji svarbi, perima, kad toliau vystytų. Tai buvo visada. Grįžtant prie atsiverimo per mineralus, daugelį knygų primenu savo mylimiems skaitytojams, kad atsiverdamas mineralui, žmogus ima atsiverti savo pačiam, savo sielai, o tada ir kitiems žmonėm, kas yra būtina, kad harmoningai ir pilnatviškai gyventi savo gyvenimą ir bendradarbiauti su kitais. Tam atsiverimui padeda daugiaplanė mineralų karalystės sąmonė. Daugiaplanė ji todėl, kad pagal žmogaus dvasinį lygmenį ji vis kitus subtiliuosius savo ir kitų karalysčių ir pasaulio lygmenis atveria. Todėl pabaigos nėra. Turiu pripažinti, kad matyt per ją dar giliau supratau šventąją astrologiją, o planetos ir žvaigždės priėmė mane į savo draugiją, patikėdamos savo paslaptis, kurios tiek kiek leista atskleidžiamos antropoteosofinės astrologijos tomuose. Rašant antropoteosofiją dar giliau atsiskleidė kosminės sąmonės, kurios pirminiu šaltiniu ir galingiausios energijos centru yra vienatinis visakuriantis tėvas, motina, visą kūrinyje pradėjęs. Tai jo visą kuriančios ugnies ir spinduliavimas, vadinamas atma, pereina į budhi arba esančių nesančių kosminių principų planą, tai kosminės harmonijos ir meilės, kosminės tvarkos ir tiesos ir kosminės evoliucijos. Iš budhi arba įstatymų plano gimsta kauzalinis arba visą kuriančios ugnies idėjų planas, o tos idėjos dvasios šviesos minties pasauliuose realizuojasi per dvasios minties struktūras, kurios perėjusios dvasinių ir vis tankėjančių formas įgyjančių pasaulių ribą, įgyja savo astralinės formos, tos vėliau apsivelka eteriniais rūbais, o jau tada toji esmė įgyja materialų pavidalą. Tokia yra seka kosminės sąmonės leidimosi iki pat jos materializuotų pavidalų arba vis tankėjančių subtiliųjų pasaulių lygmenų. Apie tai ganėtinai aiškiai buvo rašoma antropoteosofijos tomuose, o ypač paskutinėje pasaulių gėlėje. Akmens sąmonė yra kristalinio būvio, nes juk žinote, kad mineralai turi savo kristalinę sistemą singoniją, kuri yra 7 su 8 morfinė. Jie turi savo kristalinę gardelę ir savitas struktūras. Dabar prisiminkite tai, ką tik ką sakiau. Dvasios minties pasaulyje gyvena tyrosios dvasios minties struktūros arba visakuriantis grūdai, kurie perėję beformių ir astralinių pasaulių ribą, išsprogsta lyg galingas spalvotas fejerverkas gyvosiomis visakuriančios ugnies žvaigždutėmis, kurios astraliniuose formose apsivelka astraliniais kūnais, eteriniuose eteriniais, o materialiame fiziniu. Akmenų knygoje buvo rašyta, kad mineralai tai Žemės planetos smegenys. Buvo rašyta ir tai, kad grynieji mineralai tai susikristalizavusių dvasios minties pasaulių struktūrų pavidalai. Mineralų poveikį bei jų struktūrų veikimą žmogui pirmą kartą pasaulyje ištyrė vokietis Michaelis Gingeris. Taip pat 1995 metais sukūręs akmenų tyrinėjimo organizaciją Steinheilkunde. Negalėjau ir pati ją nestoti. Su Michaeliu dalindavome savo naujausiais atradimais, nes jie savotiškai papildydavo vieni kitus. Jis paliko šį pasaulį 2014 metais, būdamas vos 50 metų, tačiau jo palikimas liko. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad į šią konferenciją atvyko jo dešinioji ranka Franka Bauer, kurios pranešimus girdėsime. Ji papasakos plačiau apie Michaelio palikimą. Tas palikimas neišvengiamai įeis į pasaulio mineralų terapijos istoriją. Ką mineralų kontekste veikia antropoteosofija? Ji tiesiog plačiau mąstančio žmogaus pasaulėžiūrą nusakanti esminės vertybės. Tam, kas prie subtiliųjų sakralinių pasaulių erdvių prisilietė,
o juolab į jas žengti susiruošia, būtina pažinti savo paties energijos užkaborius ir galimybės, nes įvairūs tie pasauliai, todėl ir jų gyventojų ketinimai įvairūs. Žemieji pasauliai siekia valdyti žmogų, kad pasinaudoti jo psichinę energiją, ką padaryti lengviausia per jo norus. Todėl ypač savanaudiški norai jos greitai pritraukia. Jie gali apsimesti bet kuo, tačiau be žmogaus sutikimo jo veikti vis tiek negali, nes laisvos valios dėsnis žemėje galioja. Todėl pasaulėžiūrinių vertybių turėjimas suteikia atsparumą visokiams jų vilionėms. Jo suteikia vertybinį stuburą. To stuburo neturintieji pasiklysta skirtingų energijų srautuose, jų neatskirdami, todėl geriausiu atveju susipainioja, abejoja arba manipulacijoms pasiduoda, o blogiausiu psichikos pažeidimai ir apvaldymai bei apsėdimai galimi, o kartais net gali būti jie sunaikinti tų energijų, kurių patys prisitraukia nesuvaldę, nes patys savęs nekontroliuoja. Deja, daug tokių pragaištingų pavyzdžių ezoterinėme pasaulyje, kuris gali būti sulyginamas su džiunglėmis. Negalima be pasiruošimo ir apsaugos į jas lysti, ypač iš smalsumo. Dalis jų ieško magiškų ar kitaip stiprių akmenų, tokių kaip obsidianas, hematitas, heliotropas, juodasis opalas, juodasis deimantas ir panašiai, dar labiau suaktyvinančių vidinę energiją, kurios šie nepažįsta, o ypač jeigu dar panaudoja specialius užkeikimus, iššaukiančius kitapusinių pasaulio būtybės. Deja, pradžioje tokiems okultinių taisyklių nežinantiems arba nepaisantiems atrodo, kad karmos dėsnis jų neveikia, deja, kai sužino, kad veikia, jau būna vėlu, nes yra dalykų, kurių nebeįmanoma atitaisyti. Apie tai galima būtų daug kalbėti. Taigi pasaulėžiūrinės vertybės ir čia padėtų, nes jos padeda žmogui nusižymėti savo sielos evoliucijai tinkančius tikslus. Tos vertybės padeda lemtingų pasirinkimų metu. Jos padeda prisiimant darbus ir tarpusavio santykiuose. Žmogus tada intuityviai žino, kas darytina, o kas ne ir kodėl. Pasaulėžiūrinių vertybių neturintis žmogus painiojasi vaikščiodamas tai vienur, tai kitur, vis abejodamas ir nusivildamas, arba surogatinį vadinasi netikrą beskonį gyvenimą gyvena. Todėl visi rimti mokymai siūlo nesiblaškyti, o pasirinkus sielai artimos vibracijos mokymą, juo sekti ir vystytis. Taip pačiam valantis, kad tą vibraciją atitikti, evoliucija vyksta, sielos paskirtis aiškėja ir toliau. Ta darbė su mineralais, kaip ir užsiimant astrologija, darbo etika būtina, kylanti iš pasaulėžiūrinių vertybių, suteikiančių pirmiausiai darbo saugumą ir vis stiprėjantį dvasinį vedimą iš tų jėgų, kuriomis pasitikima, nes juk žmogus šiose sferose nėra vienas. Tie, kas bando tai teigti, arba nežino, arba blefuoja. Tas, kuris tokios savirealizacijos dėl praktinės naudos ar garbės ar populiarumo nori, neišvengiamai žemųjų arba eterinių pasaulių yra vedamas. Tokiems jų reitingai internete rūpi, todėl jie neatsakingai kalba, o jų veiksmai skiriasi nuo kalbų. Tas, kuris taip apsivalia, kad aukštesniųjų pasaulių vedimą įgyja, yra atsakingas už savo veiksmus, kalbėjimą ir mintis, svarbių taisyklių laikosi, be kurių aukštesnėje vibracijų išsilaikyti neįmanoma. Vargu ar jį dažnai interneto erdvėse pamatysite, nebent jo tiesioginiai išstojimai prie žmonės bus nufilmuoti. Pranešimo tema – mineralų poveikio daugiaplaniškumas. Tai reiškia, kad labai įvairiai galima su mineralais dirbti, tačiau to darbo kokybė priklauso nuo dirbančiojo ne tik mineralų savybių žinojimo, bet labiau nuo jo sąmoningumo lygmens. Pabandykite pasekti mano mintis. Buitinė sąmonė žmogus arba aš kūnas etape. Žmogus akmenis traktuos kaip galbūt statybinę medžiagą, gal jis jam bus gražus, todėl jis pasistato jį prie namų arba apdėlioja akmenukai savo darželį, o gal pasistato architektūrinę kompoziciją. Tokiam akmenis lieka nebylus, nes ir jis nelaiko jų gyvais. Jeigu jis prekiauja akmenimis, tai jie jam tiesiog prekia, todėl jam tas pats, ar tikras akmuo, ar sintetinis, ar kaip nors paveiktas. Aš jaučiantis sąmonėje arba pasiruošusioje atsiverti ir atsiveriančioje sąmonėje esantis jau pripažįsta, kad galbūt akmuo yra gyvas, kad galbūt jis turi sąmonę.
Jis dar nepažįsta savęs, todėl pradeda savais būdais per pasirinktas kryptis su savim ir su savęs ir Dievo ieškojimo keliais susipažinti. Gal jis renkasi religiją ar kryptį pagal draugus, pažįstamus ar tiesiog gerą kompaniją, todėl keičia kryptį, kada su tai žmonėms susipyksta arba jie jam atrodo nebe tokie mėly kaip anksčiau. Jis dar neskiria savo sielos vibracijos, todėl net mokymą pagal ją radęs abejoja. Šis žmogus gali naudoti akmenis įvairiem dalykam, bet ypač įdomina akmens savybės pritraukti tai, ko jam reikia tiek fizinėme, tiek psichinėme lygmenyje, kas reiškia, kad požiūris labiau praktiškas, vartotojiškas. Jam jau svarbu naudotis natūraliais akmenimis, nors gal dar ne visai skiria tikro ir paveikto ir sintetinio mineralo savybių. Nelabai gali toks žmogus pažadinti mineralo sąmonę, tačiau nutinka, kad kažkoks mineralas ima su juo žaisti, o gal pamažu pradeda ir dirbti. Aš mąstantis sąmonėje žmogus supranta, kad mineralų karalystė tokia pat svarbi kaip ir augmenijos, gyvūnijos, žmonijos, todėl jos visos turi sąmonę. Šis žmogus jau turi savo pasaulėžiūrinę kryptį, kurios ieškojo pagal savo sielos vibraciją, kurią galiausiai ima atpažinti. Mineralo sąmonė ima su juo dirbti, jeigu jis pats renkasi tokį kelią arba mineralus kaip savo kelio dalį. Prasideda bendradarbiavimas tarp žmogaus ir mineralo, kuris priklauso nuo to žmogaus paskirties. Žinoma, kad jam jau svarbu dirbti su natūraliais ir niekaip nepaveiktais mineralais. Aš siela gali bendradarbiauti su visomis karalystėmis ir subtiliaisiais pasauliais, tačiau jis tai daro su tais, su kuriais jo paskirtis yra susijusi. Jis žaibiškai gali pažadinti akmens sąmonę ir prikelti jį darbui. Taigi trumpai peržiūrėkime mineralų daugiaplanio veikimo kryptis, nes iš tiesų visą tai jau plačiai išdėstyta akmenų knygų keturtomyje. 1. Lauko akmenų statiniai. Randate jų visame pasaulyje. Vargu rasite tą, kuris nežino, sakykime, Stonehenge. Įvairiose pasaulio šalyse, kaip ir Lietuvoje, randate akmenų ratų, kitokių konfigūracijų statinių ir didžiulių menhyrų. Petras Ilgevičius pastatė šventyklą po atvirų dangumi, kuri yra aprašyta to paties pavadinimo knygoje, kartu pateikiant tokių statinių statybos ypatumus ir reikalavimus. Nesunku pastatyti gražų architektūrinį ansamblį, bet tik tai dvasiniai energija atviri, žinantis, ką daro ir kodėl, apie ateitį galvojantys žmonės sukuria iš tiesų energetiškai veikiančius objektus. Apie tai šiandien kalbės Rimantas Lyberis, kuris mokėsi dirbdama šalia Petro ir su juo. 2. Mineralų naudojimas interjerui. Va ir dabar. Mineralai patinka daugeliu žmonių, todėl jie juos perka ir stato savo namuose ar lauke. Jie tampa jų interjero dalimi. Žmonės mėgsta žiodas, kristalus. Jie parsiveža iš kelionių savo rastus akmenis, kuriuos kažkur pasideda arba įkomponuoja. Gal kažkas pasidaro akmenų kambarį? Ar tiesiog išdeda jai sieną arba jos dalį? Tačiau lygiai kaip ir lauko akmenų statinių atveju, jie efektyviau veikia, žinant, ką ir kokioje vietoje statyti, kaip ką daryti. Apie tai jau buvo kalbėta akmenų knygos 1 tome. Mineralų terapija 3. Tai jau sudėtingesnės sritis, padedanti psichologiniai būkliai, neramioms mintims stabilizuoti, apsivalyti iš aplinkos perimtą negatyvą ir daugybę kitų dalykų. Jie apima ne tik apdėjimus mineralais, buvimą jų ratuose, laikymą rankoje, masažus jais, nešiojimą ant konkrečios čakros, tam tikro meridiano metu, veikimo metu, vandenų ir eliksyrų gamybą, bet žymiai daugiau. Mineralų terapija ypač naudinga reabilitacijoms bei lygai formuojantis. Ją galima gana greitai stabilizuoti sunkią psichinę būklę ir panašiai. Mineralų terapijos vadovėliu vadinčiau 3 akmenų knygos tomą, todėl kam įdomu panagrinėkite. Ar visi gali ją užsiimti? Padėti savo gali ir paskaitę jau minėtą knygą, tačiau tam, kad tapti mineralų terapeutu, reikia mokytis. Ir žinoma, turėti aiškę vertybių sistemą, be kurios joks su žmogomis dirbantis specialistas negali apsieiti. Apie reikalavimus specialistui taip pat rasite ten. Žinoma, pagal antropoteosofinio mineralų terapeuto darbo etiką netinka atlikti už žmogų viso darbo, jį pririšant prie savęs, kad jis vis lankytųsi. Esmė – padėti žmogui rasti problemos priežastį jo paties savybėse ir paskatinti su jie dirbti mineralų pagalba, paaiškinant kaip.
Taigi po pirmosios procedūros žmogus turėtų toliau daryti pats tai, kas yra prirašyta, o ateiti kilus naujiems klausimams. Yra nuostabi Michaelio Gingerio knyga Mineralų namų vaistinė, kurioje jis plačiai aprašo akmenų poveikius susirgimams ir taip toliau. 4. Astrominerologija. Tai mineralų parinkimas astropsichologinės konsultacijos metu, padedančių sąmoningiau dirbti su savomis prastomis savybėmis ir pastiprinti gerasias. Žinoma, kad jau užsiimti gali rimtai paruoštas, su savimi dirbantis astrologas, išmanantis dar ir mineralus, gebantis atskirti tikrus nuo sintetinių ir įvairiai paveiktų. Paveiktų mineralų poveikis išsikreipia, o sintetiniai tampa tik tai placebo. Deja, daugeliu mineralų pardavėjų tas pats, ką parduoti, arba jie net nesigilina. Apie tai taip pat rasite 3. ir 4. akmenų knygos tomuose, kitaip sakant, apie astrominerologiją. 5. Talismanai ir amuletai. Dar 1 akmenų knygos tome buvo rašyta, kad amuletu gali būti bet koks akmuo, papuošalas, daiktas ar bet kas, kam pats žmogus suteikia išskirtinę vertę, nes jis yra dažniausiai susijęs su jam svarbiu žmogum, gal vieta ir panašiai. Amuletai pirmiausia susijęs su apsauga. Būna užkalbėtų objektų, tampančių amuletais, turinčiais kaip taisyklę taip pat funkciją pritraukti apsaugą. Talismanas yra gaminamas tam tikrų laikų iš tam tikrų parinktų medžiagų su tam tikrų ketinimu, todėl jo niekur nenusipirksite. Jį gali gamintis pats žmogus, gali gaminti juvelyras ar guru ar dar kas nors. Yra planetų talismanai, pritraukiantis stiprios planetos energiją, gaminami astrologo griežtai parinktų laikų. Yra talismanai konkretiems reikalams ir jų poreikiams. Visais laikais visos tautos gaminosi talismanus, todėl ryškiausiai išsiskiria kabalistiniai ir vediniai talismanai. Labai plačiai juos aprašė Paracelsas ir Papiusas savo laiku. Yra dar naujieji talismanai. Taigi talismanai aprašyti 1 akmenų knygos tome, tačiau nereikia su jais juokauti, nes patikėkit, šalutinių veiksnių būna labai daug. Istorijų galima pripasakoti visą knygą. 6. Darbas su mineralu, tiesa apie tai irgi mes turėsime pranešimą Ritos Oksaitės. 6. Darbo su mineralais struktūromis arba mineralų poveikis žmogaus mąstymo struktūroms. Tai ganėtinai sudėtinga tema, turint galvoje tai, kas buvo išdėstyta aukščiau apie pasaulius. Dirbti su ją gali mineralus ir astrologiją gerai išmanantis, su savimi dirbantis, pasaulėžiūrinės vertybėmis sekantis žmogus. Tai jau iš tiesų aukštasis pilotažas šioje srityje. Nesiplėsiu, nes vėlgi tai, kas būtina, rasite 3 akmenų knygos tome. Štai ypač paskutiniuose 3 punktuose jau turime kalbėti apie galias, kurias tokie dalykai suaktyvina tuo užsiimančiam žmogui. Tai reiškia, kad rimtai dirbant su savimi, kaip ir nešiojant talismaną, dirbant su struktūromis, kaip ir patekus į stiprią šventą vietą ar šalia dvasios energiją turinčio žmogaus, visa vidinės energijos kokybė žmoguje sukyla į paviršių, kad būtų pamatyta, kad žmogus pasirinktų kuriančią ar greunančią energiją savyje ugdysis. Greunančią energiją turi savanaudis egoistas, o kuriančią apie kitus daugiau galvojantis nei apie save. Pirmasis tyčiojasi iš bet kokio vertybiškumo, atsakomybės už savo paties veiksmus, kalbėjimą ir taisyklių padedančių išsilaikyti vidinėje švaroje nepaisydamas. Antrasis, jam artimos pasaulėžiūros vertybėmis vadovaujasi, atsakingai elgiasi ir kalba, reikalingų reikalavimų vidiniai švarai išlaikyti laikosi. Pirmasis trokšta galių, valdžios, pinigų ar ko nors panašaus, o antrasis link savo paskirties žingsnis po žingsnio žengia, nieko iš niekur nelaukdamas ir nesitikėdamas. Pirmasis involucionuoja, antrasis evoliucionuoja. Tai mūsų kontekste, kalbant apie mineralų terapeutus, astrologus ir bet ką kitą dirbantys su į juos besikreipiančiais pagalbos žmonėmis, reiškia vieną svarbiausių okultinių taisyklių, kurių būtina paisyti, siekiant pačiam nenukentėti ir kitų nesupainioti. Tai turimų galių ir atsakomybių dermės taisyklė. Pagal ją kuo didesnė žmogaus turimos poveikio kitiems galios, tiek psichinės, tiek mentalinės, tiek dvasinės, tuo didesnė atsakomybė už jas laukia jas turinčiojo.
Tai reiškia, kad tas, kuris daugiau žino ir sugeba už kitą, kuris pats siekia evoliucijos, neturi teisės naudotis turimomis galiomis savo savanaudiškiam tikslam, piknaudžiauti žmonių silpnybėmis, jų prieraišumu, pagalbos ieškojimu, kad pajungtų juos savo valiai, darytų įtaką ar kaip nors manipuliuotų. Toks elgesys veda į sąmonės siaurėjimą tam, kuriam ji jau buvo kiek plačiau atsivėrusi, o pašvestajam į kritimą sąmonėje. Todėl nesunku suprasti, kad tas, kuris taip elgesi, tikrai ne šviesos jėgoms tarnauja, ką jis besakytų. Daugiausiai dabar pasaulyje yra paberta eterinių pasaulio mokymų ir praktikų, žadančių greitus efektus, problemų išsprendimus, pasveikimą, net nušvitimą. Jomis susižavėję savo sielų evoliuciją pristabdo, nors jiems atrodo, kad eina greičiau už kitus. Deja, tai tik iliuzija. O tie žmonės į savo vaidmenis įsijaučia, todėl viską mato taip, kaip nori matyti, o ne taip, kaip yra. Todėl vertybingumas ir sielos vibracija atitinkanti pasaulėžiūrą visada yra išeitimi. Ne į kitus dairytis reikia. Ne pagal kompaniją kolektyvą rinktis, o pagal idėją, apie kurią žmonės susitelkia. Tai esmė. Visa kita – šalutiniai dalykai. Tad būtent nuo jos, kaip ir žinoma, nuo kvalifikacijos priklauso mineralų terapeuto ir astrologo kokybė. Jau minėjau jums, kad mineralų poveikį pagrindė Michaelis Gingeris. Tai jo nuopelnas, kuris liko jam išėjus kaip dovana visiems, kurie užsiima mineralais visame pasaulyje, nes jo knygos verstos į daugelį kalbų. Todėl siūlau, jeigu dar nežinote, susirasti jais. Nes patikėkite, pasaulyje visada yra labai mažai neeilinių asmenybių, pionierių, atradėjų, kurie viską savo idėjai ir darbui aukoja, kuriems atsivėrė tos erdvės ir perdavė tai, ką galima buvo perduoti tuo laiku. Daugiau visgi yra plagiatorių, nusirašančių tų asmenybių tekstus ir pateikiančius juos kaip savo, dažnai dar kritikuojančių tuos, nuo kurių nusirašinėjo ar net iš jų mokėsi. Begaliniai džiaugiuosi galėdama pristatyti Michaelio dešinėje ranką Franką Bauer, kurie atvyko pas mus su savo kolegomis ir mūsų senų draugų ir partnerių Peteriu Lindu. Ji papasako Steinheilkunde istoriją, kuri yra neatsiejama nuo Michaelio Gingerio palikimo ir ne tik tai. Ich habe gesagt, dass ich bin sehr, sehr froh, vorstellen zu können, die rechte Hand von Michael Ginger, Franka Bauer, die ist gekommen zusammen mit ihren Kollegen und unseren alten Freund und Partner Peter Lind. Sie wird erzählen die Geschichte der Steinheilkunde, die ist eng verbunden mit Michael Ginger Nachlass und nicht nur das.